Šį kartą susiruošėme į Lenkiją. Paskutiniu metu ten daug kas važiuoja, mes neišimtis. Tad varome patirti Lenkiją. Sveiki, kapitonai, žvejai ir turistautojai. Išvažiuojam į Zakopanės kalnus. Kaip vaikai pasiruošę? Taip. Pasiruošę, Mieka pasiruošęs? Tai žinai ką, gal jai reikia iš karto adijeliuką ant stiklo uždėti. Adijeliukas ten aš uždėsiu. Tave pultelis? Jo, pas manęs pultelis. Atvažiavom, kur mes čia atvažiavom? Lenkija. Į Lenkiją. Ne Lenkiją, o Krokuvą. Lenkijai. Atvažiavom į Krokuvą. Tai dabar važiuosim į Velyčkos druskų kasyklas. Tenais pasižiūrėsim, sakė, labai faina. Tenais pakvepuosim druskų orų. Ten labai naudinga dėl sveikatos. Taip net naitė jokias iš manęs. Tai va, pasižiūrėsim ten, vakar buvom Senamiesty, o Senamiesty gaila, kad nepafilmavau, bet galbūt šiandien nuvarysim šiek tiek pasidairyti ir apžiūrėti, kaip ten gražu. Taip. Velyčkos druskos kasyklos. Druskos kasykla Lenkijoje, Velyčkos mieste. Veikia nuo 18 amžiaus, viena seniausių druskos kasyklų Europoje. Gavyba sustojo 96 metais dėl žemų druskos kainų. Bendras tunelių ilgis per 300 km. Jie pasiekė 327 metrų gylį. Nuo 94 metų priskiriamas prie Lenkijos istorijos paminklo. Įrengtas 3,5 km maršrutas turistams. 2006 metais kasyklą aplankė daugiau nei 1 milijonas turistų. Įrengtas 3,5 km maršrutas, tai tik 1% viso kasyklos ilgio. Čia tikriausiai ne pirmas jūsų, ne paskutinis laižas. Parodavę, ne? Nu. Ne tą darbą dirba.
Kiek metrų sakė? Kiek metrų sakė čia? 40? 40, kiek čia? 30 metrų. Kažkėlė. 30 kažkeli metrai. Paspausk like, paspausk prenumeruoti kanalą ir paspausk tą skambaliuką. O tai ką, Nu, į tą gali parašyti komentarą. Ta prasme dydis čia. Čia kotleto dydis. Kotleto dydis. Ir va, pomidorėlis vienas. Ir pomidorėlis vienas. Bet tu pažiūrėk, kiek šonkaulių. Ta prasme, čia neįmanoma vienam suvalgyti. Čia va yra porcija viena. Čia yra viena porcija. Mano mažytė karkytė. Aš dar turiu pakomentuoti. Čia viena porcija. Tiek. Ir dar tiek. Ta prasme. Šapakės. Nu ką? Mes tada prieš spektaklį ant bazar mes kažkur buvom, labai kažkaip irgi. Iš Vokietijos buvau. Na ir atvažiavome į savo nuomojamą namuką. Vaizdas pro terasą stulbinantis. Galima niekur nevažiuoti, o tiesiog atsisėsti ir visas atostogas prasidėti žiūrint į tą vaizdą. Nusprendėme aplankyti Marskiją Oko, pajudinti kojas, pasigrožėti vaizdais ir pamatyti ežerą kalnuose. Gal tai problema.
Taip. Sausainių suvalgiai jau. Jau visi sausainiai suvalgyti, ne? Ką? Pasakys suvalgyti. Paspausk like, paspausk prenumeruoti kanalą ir paspausk tą skambaliuką. Nu, įda gali parašyti komentarą. Na ir šių dienų tikslai pasiekti. Tad sekite toliau, o kitoje dalyje pamatysite žvejybą Lenkijos kalnų upėse.